Europos komisijos atstovybė Lietuvoje ir komunikacijos generalinis direktoratas surengė pažintinę kelionę į Briuselį regionų žurnalistams ir žurnalistikos studentams. 2 dienų vizito dienotvarkė Briuselyje įtempta, susitikimai su Europos komisijos direktoratų ir tarnybų atstovais, diskusijos aktualiomis temomis nuo regionų ir žemės ūkio politikos iki ekonominės krizės Graikijoje valdymo. Apsilankimas Briuselyje įsikūrusioje Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, ekskursijos į Europos komisijos spaudos centrą ir į Europos Sąjungos parlamentą, pagaliau pietūs su kviestiniais svečiais Briuselyje dirbančiais lietuviais. Europos komisija vykdomoji Europos Sąjungos institucija, besirūpinanti Europos Sąjungos politiką ir biudžeto vykdymu. 27 narių komisija atstovauja visos Europos Sąjungos, o ne atskirų šalių interesams. Tai ne kartą susitikimo metu pabrėžė Lietuvos komisaras Algirdas Šemeta, kuriam patikėtos mokesčių, muitų sąjungos, audito ir kovos su sukčiavimu komisaro pareigos. Buvęs Lietuvos finansų ministras Briuselyje dirba nuo 2009 metų. Padėtis, kurie buvo Lietuvoje 2008 metais, jie buvo be galo sunki ir Lietuvai prireikė priimti skaudžių sprendimų, kurie be abejo tikrai nebuvo malonus, bet kaip parodė patirtis, jie buvo teisingi ir šiuo metu Lietuva daugelį valstybių, kurios susiduria su problemomis, rodoma kaip pavyzdys, kaip galima susitvarkyti savomis jėgomis su didžiulėmis tiek makroekonominės problemomis, tiek valstybės finansų problemomis. Kai ryžotės tapti komisaru, sutikote važiuoti čia, kaip atrodė tada, kas jūsų laukia ir dabar? Iš tikrųjų, kiek tos problemos ar ten ta situacija yra sudėtingesnė? Galvojau, kad darbas bus lengvesnis, bet iš tikrųjų jisai yra nemažiau sunkus negu būnant finansų ministru. Iš tikrųjų yra be galo intensyvios darbotvarkės ir kadangi pateikiau ir teikiu labai sudėtingus projektus, rimtus projektus, tai reikalauja daug jėgų. Žodžiu, nėra kada ilsėtis, reikia dirbti panašiai tiek pat, kiek ir dirbau Lietuvoje. Europos parlamentas – kita didžiulė ES institucija, priimanti teisės aktus ir biudžetą. Svarbiausi parlamento posėdžiai vyksta Prancūzijoje, Strasbūre. Bet nuolatinė parlamento darbo vieta yra Briuselis. Tiesiogiai renkami Europos parlamento nariai atstovauja savo šalies žmonėms. Vis dėlto 736 europarlamentarai į frakciją skirstosi ne pagal pilietybę, o pagal politinę priklausomybę. Su žurnalistais susitikęs europarlamentaras profesorius Leonidas Donskis priklauso 3. pagal dydį frakcijai. Daugiausia rūpinasi žmogaus teisų klausimais, o darbą Europos parlamente vertina kaip įkvėpimo šaltinį. Bet labai noriu tikėti, kad niekada nepasakysiu, kad tai buvo metų praradimas. Aš manau, kad greičiau buvo kažkoks tai šansas, privilegija dirbti savo šalies naudai europinėje politikoje ir kita vertus pamėginimas patobulėti ir tampant ne vien tik tai politikos teoretikų, komentatorių, filosofų, bet pagaliau ir šiokių tokių, jeigu norite, žmogaus teisų gynėjų, šiokių tokių įstatymų leidėjų. Žvilgsnis į Lietuvą, ar keičiasi čia būnant, ar prisideda kažkokios kitos spalvos, ar sumažėja tiesiog tos problemos, kurios yra Lietuvoje? Jis pasidaro ramesnis truputėlį, todėl, kad būdamas Lietuvoje kartais rizikuoji šiek tiek perdėtai reaguoti kai kurios dalykus ir tave natūraliai kai kada erzina dalykai, kurių tu nemėgsti ir kadangi esi savo šalyje, kurie myli ir kurie esi nebejingas, tave erzina daug kas, arba priešingai kartais euforiškai pradedi džiūgauti dėl dalykų, kurie yra kitokie ir jau automatiškai tu juos skubi pervertinti. Truputėlį lengviau yra Briuselyje, kadangi tu turi tam tikrą perspektyvą plačią ir tu žinai, kas vyksta Europos šalyse, tu supranti, kad kartais tai, dėl ko lietuviai labai išgyvena skaudžiai, kad tai yra vos nenormalūs dalykai, kuriuos patiria visi, kuriuos patiria ir vakarų šalis. Ir tai leidžia truputėlį ramiau, labiau subalansuotai žvelgti į savo šalį. Tai privalumą aš matau labai didelį šią prasme. Minusas yra tas, kad neretai susidūrę su žmonėm išsakai savo pavėluotą vertinimą. Kiek pavėluotą jo vertinimą, nes jeigu esi Lietuvoje, jį sakai nedelsiant. Ir netgi elektroninės priemonės ir Facebookas ir panašiai nepadeda kartais.
Negalėjom praleisti progos paklausti europarlamentaro nuomonės akademiniai bendruomeniai aktualių klausimų apie ekspertų parengtą universitetų optimizavimo projektą. Aš manau, kad yra didelė labai grėsmė, kad vėlgi eilinį kartą žmonės statomi prieš faktą. Aš manau, kad egzistuoja demokratinio sprendimo priėmimo logika, kuri turėtų būti kitokia. Aš matau vis dėlto tam tikrą pagundą elgtis pagal politinės technokratijos modelį, kada ateina išminčių taryba arba ateina ekspertai. Dar šiuo atveju man yra labai keista, kad ekspertų tarpe išskyrus 2 žmonės nėra akademinės bendruomenės atstovų ir be jų, taip sakant, kalbama apie juos. Ir po to yra pozicija pateikiama, transliuojama ir pasakoma, dabar pradėkite diskusiją. Tai palaukite, gal tada pati akademinė bendruomenė turi įvardinti problemas, kurias jinai nori aptarti ir diskutuoti, o ne gauti paketą jau parengtą ir tada padiskutuoti po to. Aš manau, kad yra problema, aš nenoriu vartoti stipraus žodyno, tokio kaip nepagarba ir panašiai, bet aš manau, iš noro kažką tai nuveikti yra truputėlį kartais šokama į nelabai demokratinį ir tiesiog į technokratinį elgsenos modelį, kada yra pamirštama, kad vertinga politikoje ir reformoje yra tai, kas susilaukia konsensuso, dėl ko susitarta. Kiekviena ES valstybė narė paeiliui po pusę metų pirmininkauja ES. Lietuva pirmininkavimo pareigas perims 2013 metų antrąjį pusmetį. Pasirinkimo darbą koordinuoja Lietuvos nuolatinė atstovybė ES. Atstovybėje šį rudenį pradėjo darbuotis žurnalistas Vykintas Pugačiauskas. Iki šiol dirbęs Lietuvos televizijos korespondentu ir rengęs reportažus iš viso pasaulio. Geriau būti klube ir daryti įtaką iš klubo vidaus, negu mėginti belstis į klubo duris iš šalies ir sakyti, kad va, čia dar mes esam tokie. Tai žinoma, ta prasme Lietuvos buvimas ES daugiau negu pasiteisina ir visas situacijos žavesys ir tai, ko užsiima nuolatinė atstovybė, yra tokių šalių yra dar 26 kaip Lietuva. Ir tų 27 šalių interesus reikia suderinti, norint pasiekti kažkokį sprendimą. Lygiai taip Lietuva, jeigu nori pasiekti savo naudingą sprendimą, turi įtikinti dalį kitų šalių, kad sudarytų daugumą, arba turi įtikinti visas šalis, kad ne viena šalis nevetuotų jos sprendimų, jos interesų. Ir čia yra didelis mokymosi procesas ir Lietuvai reikia labai daug mokytis, atrasti tokią šalis, su kuriuom Lietuva mažiau bendravo, kaip, nežinau, Portugalija ar Malta, nes visos šalys lemia ir su visom reikia bendrauti ir kurti kažkokias koalicijas. Ir, priedo, ko gero, galima pasakyti ir dar tokį dalyką, kad mokytis reikia ir nusileisti, nes Lietuva deja, ir tikrai turiu pasakyti labai apgailestaudamas deja, dažnai laikosi tokios pozicijos trept koją, mums šitas ir mes nesitrauksim. Ir visa ES esmė yra procesas. Tu kažkur nusileidi, kad tau kažkur nusileistų. Ir mėgini sudaryti sutarimą, konsensusą, mėgini dėrėtis, mėgini ieškoti kompromisų. Ir žinoma, neatsitraukiant už savo vadinamųjų raudonųjų linijų, tai yra neišduodant savo esminių, pamatinių interesų. Europos personalo atrankos tarnyba nuolat organizuoja konkursus norintiems dirbti ir atlikti praktiką ES institucijose. Europos komisija tikrai turi praktikantų tokias schemas ir visos institucijos jos turi savasias, tai bandant per Europos komisijos tinklą, per Europos parlamento susirasit ir tokią 6 mėnesių stažuotę studentiško amžiaus jauniems žmonėms tikrai galima susiorganizuoti. Tai čia apie stažuotę. Šiaip Europos institucijos darbina daug žmonių. Europos institucija yra darbų žmonėm ir su diplomu, ir be diplomų. Yra netgi 2 kategorijos, taip vadinami administratoriai, asistentai. Taip sakant, ir iš tikrųjų, kuo labiau specializuotas profilis, IT specialistas, auditorius, ekonomistas, tuo iš tiesų lengviau yra praeiti konkursą, nes tų žmonių iš karto aplikuoja mažiau. Tai jauniems žmonėms tai būtų žinia tokia, domėkitės, žiūrėkit, yra mūsų tinklapis EU.careers.eu, yra mūsų Facebooko grupė. Pasižiūrėkite, kas čia vyksta, kokius darbus žmonės daro ir galite bandyti savo jėgas. Tai yra darbas tarptautinėje organizacijoje.
tuos, kas traukia būtent multikultūriškumas, kad traukia darbas užsienyje, kad traukia plataus masto iššūkiai, nes iš tikrųjų dirbant Europos komisijoje tai įtakoja visos ES žmonių gyvenimą. Yra galimybė pabandyti. Žinoma, Briuselis ne tik ES būstinė. Tai ir nuostabi architektūra, gausybė jaukių kavinių, įvairių kalbų skambesys, paslaugus Briuselio gyventojai. Už galimybę apsilankyti Briuselyje esame dėkingi Europos komisijos atstovybei Lietuvoje, rengiančiai ne tik panašius vizitus, bet ir įvairius kitus projektus. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje yra tiltas tarp Briuselio Europos komisijos ir Lietuvos piliečių, žiniasklaidos atstovų, paprastų piliečių ir kitų tikslinių mūsų grupių. Ir mūsų pagrindinis uždavinys yra komunikuoti su jais. Turime tokį vieną projektą, kuris yra skirtas regioninės žiniasklaidos atstovams, jis vadinasi Europos istorijų parkas. Tai yra tokia nemokama naujienų agentūra, kur mes paruošėme straipsnius ES tematiką, bet jie yra adaptuoti būtent regiono žmonėm, kas būtų įdomu jiem. Ir žiniasklaidos atstovai užsiregistravę gali imti tos straipsnius nemokamai ir juos naudoti, arba gali pasisemti idėjų bent jau, apie ką galima būtų rašyti straipsnius. Taip pat mes turim vieną projektą, kuris yra skirtas tinklaraštininkam ir paprastiem piliečiam, kurie mėgsta skaityti tinklaraščius, nes tai yra šiek tiek kitoks formatas. Ir jame 4-5 žmonės, ten tokia dirbanti komanda, iš įvairių pasaulio šalių rašo apie savo įspūdžius tam tikrą ES temą. Daugiau informacijos ieškokite Europos komisijos atstovybės Lietuvoje interneto svetainėje europa.eu.